nesvarbu, kurioje šalyje vyktų talentų konkursas, kai į sceną išnešamas toks stulpas, niekada nežinai, ką pamatysi ant jo. Galbūt tai bus patrauklus vyriškis, o gal nesuvokiamai savimi pasitikinti rubensiškų formų moteris. Bet čia, Lietuvos talentuose, mes jau žinome, kad batuose žudikuose į sceną įplauks visus 4 teisėjus jiems patiems netikėtai sužavėjusi Olga. Labai padarė puikų įspūdį. Ačiū. Netgi reiklioji Dalia nepareiškė nei vienos pastabos. Jūs mane nustebinote. Tai neatrodė kaip kažkokia tai kombinacija pratimų, o tai buvo iš tikrųjų viena graži ištęsta linija. Netgi sakyčiau, truputį poetinė. Stulpo poezija skamba gal kiek pretenzingai, tačiau tai, ką padarė Olga, nei vienam nesukėlė jokių nereikalingų minčių. Labai tokia elegantiška, labai lengvutė. Ar daina, ar mergaitė? Mergaitė. Kad tai buvo elegantiška, tai lengva. Tikrai ne, nes po šokio Olga neiškart atgavo kvapą. O ir dėl mergaitės. Man 37 metai. Taigi, kas yra Olga? Gimusi Maskvoje, bet augusi Lietuvoje, ji dirba grafikos dizainerė. Be proto mėgsta blusturgius, dekupažą, rankdarbius ir renka kulverstukus. Turi jų jau beveik 100. Ir štai šokia ant stulpo. Aš norėčiau parodyti, kad čia ne striptizas. Susidomėjusi jais prieš 4 metų, suprato, kad tai ne tik kūnas tangrinantis, bet ir pasitikėjimo savimi įpučiantis užsiėmimas. Bet pilvo presas toksai. Kubeliai 6-8 tarka. Informacija pavyduoliams. Besiruošdama šio vakaro pasirodymui, Olga beveik apsigyveno sporto salėje ant stulpo. Sudra, vėjas susitaikė, gimsta šiluma iš lėto. Nesvarbu, kad naktį dar šąla, tau gražu ledinė žemė. Su aušra, paukščiai bunda, mes užmiegam. Mes su tavim turim naktį drąsos, įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangu, nebijot apkabint. Mes su tavim turim naktį drąsos, įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangu, nebijot apkabint. Dienoje daug ilgų savaičių, kol užmiega saulė, tekina, bėgu link tavęs, nebėr sapne apgaulės. Akyse ilgesio mėnuliai, nuo kurių vanduo liepsnoja. Gal gerai, kad dar nebuvom susitikę. Mes su tavim turim naktį drąsos, įsiklausyti
Mes su tavim turim naktį vilties pasisupt ant stulpo ašies. Žinokit, kaip Nagli, nebereikės savaitgalį į miestą eiti. Kodėl? Nu, ten kažką žadėjai. Miestas pas jūs atėjo, Nagli. Supratau. Žiūrėkit, klubas buvo jau praktiškai. Aš tai, žinok, net nebežinau. Čia iš tikrųjų, Olga, jūs šiandieną mus su Mindaugu pritrenkėt. Aš iš karto žiūrėti laikrodį galvoja. Čia vaikai miega, nemiega. Žiūriu, laikrodžio neturiu. Pavogė kažkas. Ilona, kaip jums pasirodymas? Gal mes žemiau kažkas. Olga, jūs pakeitėte mano nuomonę apie stulpą. Pole dance. Pole Taip. dance. Ir iš tikrųjų labai grakščiai judate. Esate labai subtili. Ir aš žaviuosi jumis. Tai pakeitėt nuomonę apie stulpą, tai reiškia, Ilona, kad ir jūs ruošiatės įsitaisyti stulpą namuose. Ne, nesiruošiu įsitaisyti stulpo, bet tiesiog anksčiau galbūt kitaip vertinau šį, nežinau, šokį. Anksčiau jūs pripažinote tik elektros stulpą, o dabar ir šitą. Ačiū labai. Samai, vis tiek vyrų akis Olga, nemeluoja. Nieko čia vulgaraus nebuvo, čia buvo tiesiog labai subtilu, gražu. Kiekvieną judesį jūs užbaigdavo tiksliai ir švariai ir labai gražiai. Tai jums tik tai pagarba. Jums pagarba, kad jūs padarėte labai gražų menišką pasirodymą, nes dažnai visi asocijuoja šitą daiktą su barais, klubais ir visokiais ištvirkimais, bet čia nieko panašaus. Tai yra gražus šokis, kuris vadinasi pole dance. Ar Samai tikit pats to, ką sakot? Ne visai, bet... Ačiū labai už edukacinę programą. Ne, čia mes su Mindaugu pajakavom virškai, bet aš tiesą pasakiau. Olga padarė šokį ir tai buvo labai gražu. Dabar jeigu jau Dalia išteisins, tai aš visiškai tikėsiu, nes jūs esate teatro profesionalė. Man labai patiko jūsų įvaizdis, taip kaip jūs pradėjote, nes tai iš tikrųjų buvo labai poetiška ir labai romantiška, labai meniška. Ir aš tiesą sakant, to stulpo net nemačiau, nes jūs mane visiškai užbūrėte. Man taip pat buvo įdomu tas pasikeitimas iš tos tokios romantiškos, plastiškos, elegantiškos gulvės. Jūs patapote labai stipria, valinga moterim, bet nepraradote to meno ir tos plastikos. Tai taip, aš išteisinčiau, aš pasakyčiau, kad Olga sportą pavertė menu, o tai yra labai sunkus uždavinys. Tai sveikinu labai. Mano galva labai tiksliai pasakyta, labai tiksliai apibrėžta. Ačiū Daliai. Nagli? Pirmiausiai, turbūt mes abu su Samu numirėm iš pavydo dėl pilvo preso, nes pas mūsų Samu virš diržo yra tik tai iškili krūtinė. O jūs norit apsižinėti su Samu, kokį pilvo presą kas turi? Kaip... Va. O šiaip tai aš galvoju, kad Olga, jums reikia patentuoti Olgos stilių. Nes jis toksai lyriškas, čia nekartą sakyti, lyriškas, plaukiantis, meniškas, poetiškas. Tai yra jūsų stilius ir jis yra puikus. Ir dar batai labai man patinka. O batai tikrai geri. Jau dabar pavasaris, moteriškės, galite tokius griebti ir į gatves eikite, prašom. Ačiū labai, Olga. Priminkime visiems, kad tavo pasirodymo numeris yra 09. 09 ir jeigu jums patiko Olga, jūs jau visai neužilgo galėsite balsuoti numeriu 1670. O dabar Olga sakom ačiū jums. Ačiū labai. Jums parodė širdelę. Man parodė širdelę. Aš tau dabar kur rodžiau tokia... Žinai, kodėl?